Sveiki. Nu ką, sveikinu jūs tokią gražią dieną. Užšalo mūsų prūdas. Žiūriu, vyrai visi žvejoti eina. O ką, moteriškės irgi gali kokių pramogų susigalvoti. Va, kad ir tokių va. Va, tokių va. Užsidėjau pačiūžas. Mūsų visa šeima turi nusipirkę pačiūžas ir mes kiekvieni metai stengiamės čiuožinėti. Bet būdavo tokių metų, kai prisninga, reikia valyti sniegą, vėjas pučia, šalta. O šiandien tokia nuostabi diena ir viskas taip gražiai, natūraliai čia sukurta. Šiaip čia auga žuvis, žvejojam, maudamės, naudojamės po pirties va šitos va. Bet kai užšąla, tai yra tokia šauni vieta čiuožinėjimui, kad negaliu susilaikyti. Galvau, palauksiu, kol dukra grįš iš mokyklos, bet nebesulaukiau. Atėjom čia su šuniuku. Berta, ateik pačiuožinėt. Bertulė. Berta, ateik. Berta. Kojytė, 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 palauk, kojytė, kojytė. Mūsų ūkio šuo. Mažutė, gerutė. Mums labai reikėjo, kad būtų tinkamas ir su avim, kad draugautų ir su žirgais, ir su kitais gyvūnais, kurie yra ūkyje. Nu tai pasirinkom patį šauniausią variantą. Oi, naudokitės tokiom progom. Nežinai, kada užeis daug sniego, pavyzdžiui, prisnigs, reikės nusikasinėti, o čia, oho, atėjai, viskas gatava, va čiuožimo takelis paruoštas. Čia va, pažiūrėkit, visokių žolyčių gražių. Matosi, va, mažyt, va. O, mažutė. Labai jai patinka lauke, jin galėtų tik lauke ir būti. Kad būtų stipri, augtų didelė, tvirta mūsų šeimos narė. Gynėja, taip? Prižiūrėtoja ūkio. Nu ką jūs, fantastinė diena. Nuostabi. Užskaitau 100%. Grožis nerealus. Jausmas super. Nei valyti, nei tvarkyti. Ateik ir čiuožk. Kiek tik tai gali. Tiesiog imk ir naudokis. O galim ir į tą pusę dar eiti. Pačiuožinėti. Labas, gražuolė. Labas, mažutė. Labas, groži. Čia smagiau, čia saulės daugiau. Ir toks apvalus ratas. Anas toks pailgas mūsų tvenkinys, o šitas apvalus va toks va. O, tai čia vienu žodžiu. 2 čiuožyklos. Pas mus čia yra žuvų. Va čia va išteka upeliukas. Jis neužšalęs. Va dar teka. O nuo pusėje šaltinėlis toksai atitekantis vanduo. Super atrakcija. Kai va taip šalia namų gali savo ateiti ir... Na ką, gerų emocijų. Būkit sveiki visi. Iki kito karto. Ate.